Labdien! Šiandien sveikinuosi su jumis iš Rygos. Iš kasmetinės BT1 parodos, kuri pritraukia daug automobilių gamintojų, įmonių, atstovų, klubų, kurie visi susirinko čia parodyti savo meno kūrinių. Tai nepaslaptis, kad jiems automobilis yra neatsiejama gyvenimo dalis ir mes pakalbinsime taipogi Lietuvos atstovus, kurie yra gausiai susirinkę šioje parodoje ir sužinosim, koks yra tas jausmas būti tikru benzingalviu. Mes esam Hot Road klubas. Skirtingų tuninginių automobilių, benzingalvių fanų klubas. Tas vienas mūsų kumstis reprezentuoja tai pirmoji autokultūrą, o antras dalykas labai stiprus draugystė, supratimą, pagalbą vienas kitam. Jo, įdomiausias dalykas, kad čia kiekvienas turi savo charizmą, kiekvienas sudėtingas pagal savo charakterį, bet kažkodėl šitoj vietoj visi susivienyje. Ir mes tampam vienas kumštis, viena šeima. Oficialiai šitai krūvai 20 metų. Per 20 metų nuveikėm, automobiliai keitėsi, kai kurie išliko tie patys, tiesiog juos tobulinom, o mūsų šeima auga. Renginiai pas mumis tai stengiamės dalyvauti, kiek įmanoma Lietuvoje. Dabar kas yra įdomiausia, tai žiauriai padaugėjo visoje Lietuvoje renginių. Tai praktiškai mes esam nustebę ir tuo pačiu žiauriai džiaugiamės. Dabar reikia tikras laiko, kad juose sudalyvauti. Norisi sudominti, žinom visi šios laikus. Kompiuterinė internetinė era. Žmonės daugiau praleidžia kur? Namuose prie kėdės, prie ekranų. O šitie dalykai, tas benzino kvapas, tas ratų prasukimas, ištraukia žmonės. Tai mes ir norim juos ištraukti, ateikit pas mus. As the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you want to look like you can close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. Šis automobilis visiškai yra pakeistas, jeigu taip vadinant tiesiu vardu, tai pilnas kustomas padarytas. Kai jis buvo nupirktas, iš jo beveik nieko nebuvo likę. Ta prasme, buvo sprendimas ar įdaryti originalą, ar kažką įdėti savo. Tai aš pasistengiau kažką tai įdėti savo ir tie sprendimai neliko nepastebėti. 19 metais Vokietijoje tarptautiniai Tuning World parodoje šis automobilis papuolė į 24 geriausius Europoje. O iš tų sprendimų, unikalių sprendimų, tai orinė važiuoklė. Unikali tuo, kad jinai rankų darbo, jos nenupirksi paprasčiausiai. Toliau vidus, o pagal seną mokyklą, oldskulinę mokyklą padaryta sėdynė iš Amerikono, sutrumpinta 40 cm ir vientisa padaryta. Labai retas dalykas tai oro kondicionierius, Thermador, užpildomas vandeniu ir pilnai jisai veikiantis, atrestauruotas ir pilnai veikiantis. Taip kad tokių aš dar čia nemačiau, gal pas vieną žmogų ir yra, bet aš labai džiaugiuosi, kad jį įsigijau, ta prasme, kad gavau. Paklausė elementariausius banalus klausimai, kiek metų daryta ir pirmas klausimas, antras tiksliau, kiek kainavo. Aš sakau, 4 metai mano gyvenimo. Kas tam automobilį galima padaryti arba tobulo, arba kičą, kaip čigonišką variantą. Tai va, tu gali sumerkti daugybę pinigų, daugybę valandų darbo ir visi praeis kaip pro nieką, o kitas kažkaip tai įgauna, bedirbant įgauna tą, kaip ir sakiau, tą sielą ir gal dabar matot, kas darosi prie mašinos. Viską pamatai, pajauti per žmonių reakciją, per žmonių energiją atiduodama. Ir tas vertinimas, manau, daug didesnį duoda stimulą kitiem projektam negu kokių ten 2 ar 3 teisėjų sprendimai. Man, pavyzdžiui, didesnis yra prizas žmogaus emocijos. Emocijos, kurias gauna žmogus, kada mato tą projektą padarytą.
Tai buvo viso mano gyvenimo vaikystės, vadinkim, svajonė. Ar tai būtų 303 ar 304 Skylainas, bet jisai buvo kaip svajonė ir viskam susikloščius idealiai, tiesiog, jisai pas mane. Tai pirma meilė tai buvo faktas, kad tokiam laikė užaugau, Fast Furious, come on. Paul Walkeris, mano idealas buvo, be hot rodų nebūtų manęs su šito automobiliu, nes tai jie mane, ne tik Paul Walkeris, bet jie mane įvėlė į šitą brudną reikalą. Tai šitą mašiną darau ne pardavimui, o savo. Tai yra, šitą mašiną atspindi mane. Skaitliukas išjungtas nuo pirmos dienos. Aš 4 metus planavau, ar interferenciją daryti kėbulą ar ne. Atėjo momentas, reikia ir darau. Kiekvienais metais plus kažką. Tai nebuvo per vienus metus, kad bam sėdai padarei, ne. Pavyzdžiui, metukus nieko beveik nepadarei, ne. Ir jau pačiam matai, kad jau biški mašina jau pradeda užsistovėti jinai. Ir jeigu jinai jau sustovi, jau norisi kažko naujo. Nemiegoti žiemą tuo meškos miegu. Lyskit į garažus, darykit. Vienaip ar kitaip, kiekvienas turi savo skonį. Aišku, gal šiek tiek atkreip dėmesį ir į tas tendencijas, bet tikrai nemiego. Me, you the opposition, but if you wanna test to look like you could close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to, whoa. Šitą parodą vieną didžiausių Baltijos šalyse atvežėm hot road automobilius parodyti ir pristatyti Latvijos bendruomenėje, Latvijos žmonėm amerikietiškos kultūros, subkultūros dalį, tai būtent hot road automobilius, nes mes po truputį viešinam, aiškinam, kuo toliau, tuo daugiau rodom tuos automobilius, atsiranda vis daugiau entuziastų, žmonės pradeda nebebijoti jau šitų automobilių. Tai ir tas tikslas yra toksai atvežti į Baltijos šalis, būtent Latviją miestam parodyti, kad mes jų tikrai turim, kokie jie yra, kas tai per automobilis, kaip jis padarytas. Hot road automobiliai visą laiką simbolizavo turbūt rokabilio erą Amerikoje. Tai buvo pasipriešinimo sistemai turbūt simbolis, tai buvo muzika, tai buvo rock'n'rollas, tai buvo hot road automobilis, o kaip mes visi žinom, tai būtent ir buvo tas visas judėjimas skirtas pasipriešinti sistemai, nustatytom normom, nustatytom kažkokiom tai taisyklėm, tai pati tikriausiai yra laisvės ir nepriklausomybės išraiška. Hot road automobiliai niekada nestojo policijoje, jie visą laiką nuo jos bėgo, jie visą laiką ją ignoravo, linkiu ir dabar daryti tą patį. Whoa, that's the mauling shot. Froze, set the scene, no plot. Hoes, whoa, please don't play me. Cause when I let the beat sound, you think I'm crazy. But none of you critics gon' faze me. So when I talk like this, don't blame me. I know I'm bad with it. Go against a goat, that's bad business. All of y'all are jokes so sad with it. To me, you're just a ghost, don't get mad with me. Just, it's in my, gotta get already. Not selling my, you on the, y'all moving, ready to, whoa. I'm the main event, ain't no back before, let's get it. Heartless in the G, yeah. Get lost, won't get with it. Ain't nobody in front of me. 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 You can try to prove me wrong and try to give respect. Aš tikiuosi, jums buvo įdomu ir mes būtinai aplankysim ne tik šią parodą ateityje, bet ir kitas. Parašykite komentarę, kas jums yra įdomu, aktualu, galbūt ko norėtumėte matyti mažiau ar daugiau. Mes augam, brestam, tobulėjam ir visai bendruomeniai norėčiau palinkėti to paties. Judėkite į priekį, pasimatysim. Iki.